Šitas malūnas sukasi be vėjo. 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 Sklido gandai. Sklido gandai. Čia būta paslapties. O kas čia buvo? Niekas tikrai nežinojo. Velnio žmogų pasidabojo. Koks velnias? Kurį žmogų? Čia turi būti burtai. Kodėl šis malūnas sukasi be vėjo? Sakau jums, velnio žmogų pasidabojo. Koks velnias? Piktas. Baisus? Sieloje tūno. Ant liežuvio galo. O gal kulkas gaudo? Biednas. Ne, tik akis išvertęs. Tai gal gražus? Ne, velnio kailį nerimsta. Gauruotas? Taip, ir dar užriesta uodega. Velnienės žindytas. Į peklą viliojantis. Ne, pasirodė tik nusmurgęs velniukas, kurį Pinčiuku vadino. Pinčiuku? Taip, toks netikęs velnės ir toks tinginys, kad nieku, net pačiu savimi nesidomėjo. Žmonės jį būtų ir visai užmiršę, bet drąsesnieji snaudžiantį ne tik prikeldavo, bet ir pavaikydavo po pelkes. Tai ir supykdavo tas velnias. Taip, labai supykdavo, bet nulyzdavo dar nuošaliau ir snausdavo per dienas ir naktis apie būsimą žmoną svajodamas, malūno ūžimo klausydamas. Kur tu velny pačią gausi? Jokia laumė ragana neis už tokio nusmurgusio velniuko. Tai gal ne šitas velnio žmogų pasidabojo? O gal toks? Toks. Kur ne tik velnias, bet ir velniukai akise laksto. Gal kaip gegutė, kuri žiemą kukuoja. O gal toks? Toks. Kur velnias velniui ranką mazgoja. Toks. Kur uodegą uždėjęs laiko. Bet ar žinai žmogus savo nelaimę, jeigu jos nie pats velnias nežino? Pasidarė Pinčiukui neramu. Velniui neramu? Taip, kaip ir žmogui, taip ir velniui. Be malūno ūžimo Pinčiukui ėmė kažko stikti, trūkti ir jis ėmė nerimauti. Ir tada jis pasirodė baltaragiai kaip striukas bukas Panaičiukas, su kepelešiku ant galvos. Su gaidžia plunksnele, su viena skylute nosyje. Iš kur toks ir atsirado? Pelkėse rūgo ir išrūgo. Labas vakaras, kaimynė. Ir per ima kaimynas baltaragių už rankos ir krato. Įsimylėjęs buvo tas malūnininkas. Nieko nelaukdamas priėmė įsišiepusio raguoto Pinčiuko pagalbą. Nereikia man tavo senmergės uršulės. Jei tu man atiduosi tą, ko neturi, bet ką turėsi, kai vesi, tai padėčiau. Bakstelk į mažąjį pirščiuką ir pasirašyk. Kas krauju parašyta, kirviu neiškirsi. Velnias. Velnias motiną pripiršo, velnias dukterį pagriebs. 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 Ne! Dingtelėjo baltaragiui išganinga mintis. Apgauti Pinčiuką. Suprantate? Apgauti patį velnią. O kodėl jis negali apgauti Pinčiuko, kuris jį apgavo? Taip, ir išleisti vietoj dukters lygiai gyvo kaulai grįsusią senmergę Uršulę. Kaip sumanė, taip ir padarė. Ei, Pinčiuk, neužtruk, aplink kelmą apsisuk ir tuo jau čia pat pribūk. Ei, Pinčiuk, neužtruk, aplink kelmą apsisuk ir tuo jau čia pat pribūk. Ei, Pinčiuk, neužtruk, aplink kelmą apsisuk ir tuo jau čia
Auštant, tuoj po vestuvių, atbėgo Pinčiukas į Malūną, toks nelaimingas, aplamdytas, suniurkytas. Net vienas ragas nusuktas. Ir Baltaragis suprato, dabar velnias jo rankose. Koks velnias? Piktas? Baisus? Ne. Toks, Toks. kuriam smarkiai kliuvo. Toks, kuris daugiau gyvenime žmonos prisiekė nebeimti. Toks, kuris išsigandęs sutiko pas Baltaragį bernų likti ir sukti Malūno sparnus be vėjo dar 7 metus. Šitas malūnas sukasi be vėjo. Velnias. Laikui bėgant, iš Pinčiuko būtų išėjęs labai geras malūnininkas. Jeigu jis nebūtų turėjęs kai kurių velniškų silpnybių. Suktas Malūnas sparnais už vis labiausiai Pinčiukui patikdavo. Tada jis, dairydamasis po plačią apylinkę, liuojančius ežerus, svajodavo apie didelį ir gražų gyvenimą. Apie didelį ir gražų gyvenimą. Tas juokas kieno? Kieno tas juokas? Kas taip linksmai juokės? Kas ten juokėsi? Velnias kartą neiškentęs pasilenkė ir pažiūrėjo pro plyšį. Ir ką pamatė? Ir pamatė nepaprasto grožio merginą. Tas juokas buvo toks linksmas, kad net už širdies griebė. Lyg velnė širdį turėtų. Ryte rijo akimis mergina, nieko negalėdamas galvoti. Meilė į velnio širdį įsimetė. Velnias. Šitas malūnas nebesisuka nuo vėjo. Nebesisuka. Ar tu suki ar nesuki? Suku. Štai kas. Koks aš kvailas buvau. Juk mane apgavo Baltaragis kaip patį kvailiausią velnę. Ir aš jam dar 7 metus malūną sukau. Aišku, kaip ant delno. Vo! Kad jis man norėjo ištirti kažkokią raganą užšulę, o savo pasilikti dukterį. Ne, to nebus. Ir atgavo velnias visą savo velnišką galybę. Ir ėmė keršyti. Ir pražuvo visi. Ir Girdvainis pražuvo. Nuklydo velnio žvengimo vaikomas nežinomais keliais ir viską pasaulyje užmiršo. Ir Jurga pražuvo. Paliko ją Girdvainis laukiančią, verkiančią, mylinčią. Ir vis tiek laukė. Visa širdimi laukė, kad kažkas atsitiktų. Ir Baltaragis netekęs dukters. Nieko nebepaisė, nebematė. Tik iš sielvarto sustingo ir suakmenėjo. Šitas malūnas nebesisuka nuo vėjo. Nebesisuka. Dažnai velnias, paskandinęs nelaimėse žmogų, dar ir tyčiojasi iš jo sielvarto. Prasirausęs iš žemės gelmių, jis ištrūksta iš pragaro ir tik per kūno gale jį atgal nukramstina. Tai gal galima velnę sidabro kulka nušauti? O kur tu ją gausi? Dabar tie velniai tokie įvairūs ir slapukai. Štai vienas lypi detalėse, kitas lašuose, o dar kitas tabakinėje. Būna, kad kai kuriuos randi pakelėse arba susemi pelkėse. Bet baisiausia, kad dauguma labai mandagus. Griebia už rankos ir krato. Tad eikim. Eikim užmiršę visokius velnius. Ir jūs eikit. Eikit užmiršę visokius velnius.